Čekis. Žiaum pasivaikščioti su Kiviu į pramonės mikrorajoną. Čia kol kas pramonės dar pastatų nėra. Kaip matot, man pas mus teta Lizienė pramonės rajone yra medžiai ir yra dviračių takai. Kaip pastebėjo turbūt, tai va, vaikštam, kol neužlis. Nes po 2 valandų turi lyti, bet mes turim suvaikščioti ir aišku spėsim suvaikščioti iki lietaus namo. Smagu, geras oras, tik biškį karšta nuėjimo, o nusirengti per šaltą jau. O vyras vargšas su žieminė striuke, jam iš vis karšta. Bet mes daug neįsim. Eisim atgal paskui namo. Dabar visą, ką turėtumėte matyti, tai arba tiksliau žiūrėti į kur, tai į mano plaukus. Matot, aš esu blondinė, nu tai čia dažyta prieš daug laiko. Čia buvo padažytas šaknis truputį tamsiau negu šičia, bet dabar jau atauga ir žili čia visur ir mano natūralūs tamsus plaukai, žodžiu, tokia mišrainė. Ir ką tu norėjau pasakyti, kad einu šiandien į kirpyklą dažyti plaukų ir truputį pakirps. Tai va, tai labai bijau rezultato, kad nebūtų baisesnis negu yra, bet labai tikiuosi ir pasitikiu savo kirpėją, kad bus tikrai gražiau negu yra. Tai va, parodysiu, paskui grįžus operatorius pafilmuos, kaip atrodo nauji plaukai. O žinokit, su tokiu dažymu tai reikės sėdėti apie 5 valandas kirpyklai. Tai kažkaip. Mes esame autobuse, važiuosim į Kauną. O plaukai, va, parodysiu, trumpi. Irgi trumpi. Nu tai, nusikirpa. Mes esame statavę prie autobusų stoties ir atvažiavom dabar į Kauną ir važiuosim kuriuo 7 troleibusų iki pačio galo. Dabar jau beveik išvažiavom, bet dar liko važiuoti kelias stotelės. Kiti kalba. Tai va, dabar sėdim autobusų stotį laukiam, aplankėm draugę Kaune ir dabar laukiam važiuoti namo autobusu. Ir bus po 20 kažkur minučių. Ir parvažiuosim Kivių palikom, tas tėvai neprižiūri, dėl to, kad tėvai negali. Tai va, Kivis bus pabuvęs kokias 4 valandas. 4 tik valandas, nes šitaip greitis važinėjom. Viską, ką ten reikėjo, tyrimus paėmė. Nu ir rytoj atvažiuoju. Šiandien sekmadienis, tėvo diena, jis tėvas, aš ne, Kivio tėvas. Kivio tėvas. Taip, Kivio tėvas. Aš šiandien paskambinau į Italiją ir pasveikinau savo tėtį, nes mano tėtis yra migrantas į Italiją. Ne, juokauju, iš tikrųjų šiaip kelionė. Ir pasveikinau su tėčių diena, nes mes šiaip dovanomis jokiomis ten nesidovanojam, tiesiog tokios dienos negali būti. Jų labai daug, tiksliau, kad dovanas ir dovanas ir dovanas ir dovanas. Dovanas tik per gimtadienius ir kalėdas. Tai va, tai pasveikinau, o dabar jau kaip ir žinau, dar ne tik tėvo diena, bet ir pirmo vasaros diena. Tai mes atėjom į Panemunę, mano ilgai svajota, kol galiausiai prisiruošėm eiti tą ilgą 8 km maršrutą. Gal kam jis ir neilgas, gal kas važinėja dviračiais, tai iš vis atrodo trumpas, gal kas bėgioja, tai atrodo trumpas, bet mums kaip, man, pavyzdžiui, tokiu pilvu, tai 8 km labai daug ir Kiviui jau daug, nes Kiviui jau daugiau nei 8 metukai. Nu ir ką, ir nueisim tą maršrutą ir jeigu ką nors pakeliui pamatysim įdomaus, gražaus ar keisto, tai būtinai jums parodysime. Darom eksperimentą, kas su kuo eis. Jeigu Kivis eis su manim, bet kad jis jau nuėjo, tai operatorius yra vyras. Ir aš einu iki čia, jis yra čia. Ir pažiūrėsit, kuo eis.
eiti. Eksperimentą sukūriau ir iš karto vis nujautė. Jis skaito mano mintis. Sveiki visi, seniai nesimatėm, padarėm tokią pertraukėlę, nefilmavom nieko, tiesiog laikas ėjo, nežinojom nei kur, kada ką įterpti ir tiesiog kągi. Dabar šiek tiek radom laiko ir kažkokią temą papasakoti, tai aš nusprendžiau pasakyti, kaip einasi šios dienos. Taigi šiandien yra šeštadienis ir oras labai geras, puikus, bet mes esame namie dėl to, kad šiandien atvažiavo vyro duktė iš Vilniaus ir mes pavalgėme ir valgėme, vyras pagamino silkę su pupelėmis, taip pat morkomis ir su kepintais svogūnais. Labai skanu, žinot, turbūt tą mišrainę, ją dažnai valgo per kūčias. Ir ką, dar buvo sriubos, šiandien pusryčiam valgiau, aš ją viriau iš, žinot, tų lapų, kaip jie vadinasi, aš va vyro paklausiu. Lambais vadina. Lambais vadina, vat. Aš nežinau, kaip vadina, mama pasako, lapienė, įsivirsi lapienė. Niekas taip nevadina, tik pas mus šeimoje. Lapienės iš lapų. Tai va, tie lambai ir šių sriubas, kur kaip rūgštynių tokie net supjaustytų kiaušinių virtų. Tai va, o šiandien dar liko, dar truputį, kai užvalgėm ir kotletų su bulvėmis ir pomidorais agurkais, bet jau palikom rytdienai, rytoj nereiks gaminti, valgysim kotletus. Tai va, o rytoj, šiandien pranašavo lietų, bet kaip ir nebuvo. Bet toksai oras, ne oras, bet mūsų kambaryje šiame matote turbūt iš vaizdo įrašo, kad čia uždegta šviesa, nors dar tik tai 7 vakaro, žinot, tamsa tik tai 10, bet jau šitame kambaryje tamsu ir mes deginam elektrą. Tai kągi, pavargau, nors miegojau daug, bet galiu dabar atsigulus užmigti, bet noro nėra, nes norisi smagiai praleisti laiką. Sveiki visi nemėgstantys picų. Štai pica. Mes esame dar vis 3 ir norėjom didelės šeimyninės picos, čia bus mūsų pietus ir čia yra pikantiškas padažas. Tai kas nemėgstat picų su ananasais, tai nežiūrėkit. Ir kas nemėgsta picų su padažais, irgi nežiūrėkit. Aš žinau, kad italai tikrai labai laiko blogų dalykų ananasą ant picos ir taip pat padažą. Taip, kad, kaip sakyti, tai gyvoja Italija. Ta proga, kad jau čia vaidenuosi prieš kamerą, noriu padėkoti Kamiliai, Egliai, Adomui, Edgar, Dainiui, Nerijui, Karoliui ir Skaivai už prenumeratą mano Contibi.com platformoje. Sveiki, mėlieji, štai jau baigėsi atostogos, kurias pasidarėm patys savo, dėl to, kad labai pavargom nuo viešumos. Ir dabar vėl pradedame rodyti vlogą, o šiuo metu štai mes esam čia Kiviukas, aš ir Kiviukas, daugiau nieko nėra, o ten varėm į parduotuvę. Ir mes einam pasivaikščioti. Dar kartą sveiki, nors vlogo ne pradžia čia, bet aš pasisveikinau todėl, kad po ilgo laiko tik vėl pasirodžiau. Tai dabar filmuojame toliau vlogą ir galbūt greitų laikų įkelsime. Įkelsime, sakau, todėl, kad mes su vyru čia bendradarbiaujam. Taigi, šiandien yra Birželio 22 diena ir dabar yra 12 valanda, nu truputį po 12 ir mes laukiame 1-2 valandą ateis tėvai dėl to, kad šiandien mano tėčio gimtadienis. Tai va, ateis, mes truputį pabūsim kartu, šitą užkasim, bet tai nebus kažkoks balius ar panašiai, tiesiog pasibuvimas su tėvais tėčio gimtadienio proga. Tai ką, tėvų tikrai nerodysiu, nefilmuosiu, yra tėvai kituose vloguose nufilmuoti, jei norit pasižiūrėti, kaip atrodo, pasižiūrėkite senus vlogus, bet šį kartą nefilmuosiu, nes mano tėvam nepatinka. Ir kągi dabar
Laukiam, parodysim gal maistą ir tiek. Svečiai išėjo, aš pamiršau parodyti, ką valgiam, todėl dabar tik parodysiu, kas liko. Čia yra šimtalapis, o čia tokie bananai šokolade 2 sluoksniams, kaip matot, dar daug liko. Tai va, atėjo tėvai, pavalgėm, išėjo ir tik tada, vlogas. Kai matėt baliaus, nelabai nufilmavom, net valgio neparodžiau, tik tai desertą. O čia mes dabar esame jaunimo parke, vėl šiom kitą dieną pasivaikščiot. Ir čia yra deutcija, arba radasta kitaip vadinama, ir širkščioji deutcija. Tai mums labai patiko, tai mes išsiaiškinom, kas čia per augalas ir nusprendėm taip pat ir jūs informuoti, nes gal ir jums įdomu. Tai va dabar eisim truputį pasivaikščiot, nes šiandien kivis dar nebuvo pasivaikščiot. Mes neinam ryte vakare, kaip kiti daro, bet kivis dar nėra toksai labai judrus ir be to jau daug metukų. Tai dabar eisim pasivaikščiot ir grįžim, tai kokiu planuojam 5-6 km nueiti. Kaip ir žadėjau, kai pareisim, sakiau, pasakysiu, kiek nuėjome kilometrų. Ir aš dabar net pati nežiūrėjau, todėl pažiūrėsiu pati. Čia yra tokia, rodo, kad kalorijų kiekį, kurie nusistačius sudeginom. Vaikščiom ne tiek, kiek reikia, ne 10, ne 12. Ne, nuėjom 7000 su viršum žingsnių ir užtrukom laiko 65 minutės į valandą ir 5 minutės. O dabar pažiūrim, kiek kilometrų, nes tai yra įdomiausia. Nes aš 5 kilometrus, aš sakiau 6. Tai truputį per mažai, bet 5 irgi gerai. Na štai vasara vėliau atėjo. O kur mes atspėję, kad lengviau būtų atspėti, parodysiu kitą pusę. Taip atspėjote, Kaune Laisvės alėjoje. Atvažiavom susitikti su mergaitė. Mergaitė tai vyro duktė. Ir truputį reikia palaukti, nes atėjom per anksti. Pabūsim, praleisim kartu laiką ir važiuosim namo. Pabuvom, praleidom kartu laiką, pabendravom su mergaitė ir jos draugė. Ir kągi, pabuvom kavinukėje, pasidėjom truputį, išgeriam arbatų, kavų ar ko ten kažko. Ir dabar va vyras valgo ledus, bet pasivalyko čia. Valgo ledus, aš ledų nevalgau, nes galbūt aš jums sakiau, kad vėl stengiuosi numesti svorį. Ir mano svoris nuo 97 iki 87 nukrito. 10 kg atsikračiau, gal pastebėsit blogė, kur buvo koncertas. Ne, jau buvau numetus, o dar kitas koncertas, tai dar tik mečiau. Tai va, tai dabar mes autobusų stotėjom, nes važiuojam į Alytų, kivį turi suvalgyti. Kaip jiems skanu. Matot, man protarpinis, man negalima valgyti ledų. Tai pavydžiu labai. Ir dabar laukiam autobusą, kur nusipirkom bilietus internetu, mes netgi autobusų stotį būdami nepirkom autobusų bilietų kasoje. Ar savitarnos, ar tokios lentos kompiuteriai. Tai nusipirkom internetu ir eisim į autobusą, kai atvažiuos bus 17:25. Ir tada važiuojam į Alytų ir randam kivį namie, nes jau tėvai bus parvežę iš kaimo. Kivį, kaip visada paima tėvai kaimą, ten jiems tai rūksta, jam patinka, net išsivežė, tada kai mes buvom namie ir kivis neprieštaravo. Ką tik matėt, kai aš parėjau iš kiemo po lietaus, buvau pas kurjerį, kuris padavė šitą dėžę pirktą iš Drogas. Čia pačių mūsų pirktos prekės mums reikėjo. Tai ir dabar parodysiu jums, ką gavome. Buvo pakankama suma, kad atvežtų kurjeris į namus, galima ir į paštomatą, bet užsisakėm į namus, tai yra nemokamai, nes jeigu būtų reikėję eiti į paštomatą arba mokėti, tiksliau, kad eiti, tai tada būčiau paštomatą užsisakius. Visada paštomatas pigiau negu kurjeris. Kurjeris atvežė į namus. Tai štai. Kadangi pirmiausia buvo dėl šitos prekės svarbiausia,
čia yra oro gaiviklis, tai matot, geri labai kambariams oro gaivikliai, bet mes naudojame tualetuose. Tai paėmiau čia tokį, kaip dabar naudojam, ir tokį norėjau pabandyti čia kažkokios natūralios, nesuprantu, mėlynas toksai. Ir taip pat mes mėgstam labai šalmą šampūną. Mes mėgstam labai Sajos šampūną, čia paimtus ir nepastebėjau, kad parašyta men vyrams, tai gal ir gerai. Čia mano vyrai bus. Ir kitas yra jau nebe čia vyrams ir čia yra kondicionierius. Ne, šampūnas. Čia kondicionierius dažytiem plaukam. Tai gerai. Ir čia yra kulnų šveistukas. Ir taip pat dar paėmiau štai tokią dildę nagams už eurą. Buvo akcija. Tai va, viskas. O dabar, jeigu patiko šitas vlogas, spauskite patiktuką, prenumeruokite kanalą, taip pat galite paremti mane Contribui.com platformoje ir taip pat galite užeiti į Facebooko grupę vlogerė Loreta Mažonė. Ate!